Sveiki, laba diena, saulėta šiandien diena veda mane į Krokuvą. Su šeima nusprendėm pakeliauti šiek tiek ir 4 dienom išvykam į Krokuvą su mašina. Tas labai žiauri fain, nes tikrai sustoji, pasivaikštai, pasidairai. Va čia dabar, žodžiu, esam antrai sustojimo aikšteliai. Į Krokuvą vykstam 4 dienom, aplankysim Aušvico, aplankysim druskų kasyklas. Nu, žodžiu, turėsim tokį visai smagų, šeimyniško laiko tiesiog pakeliauti. Jeigu galvojat, kad aš labai dažnai keliauju, ne, tiesiog taip išpuolė, tai va, labai fain. Pačiai šiaip labai įdomu, labai nekantrauju, nes niekad nesu buvus Krokuvą, bet viskas buvo, tiesiog sako, nu, vau, rekomenduojam yra nuvažiuoti, tai va, tą labai laukiu. Labai noriu atsiprašyti pirmiausia tų, kurie nesigirdi ir trūks mikrofoną. Mikrofonas yra pakeliui pas mane, tai žodžiu, kitose videose jau bus geriau. O dabar lekiam į Krokuvą. Tai va, po 800 su virš kilometrų mes pagaliau esam Krokuvoj. Ganėtinai ilgai teko pavažiuoti, bet vaizdą, nu, tiesiog pribloškintis. Gali sėdėti visą dieną ir tiesiog gražėtis pro langą. Patinka, kai labai gražu oras, nu, tai viskas pasikeičia tiesiog. Mūsų atvyko 8 asmenys, todėl išsinuomavom butuką, tokį ganėtinai jaukų. Mes esam pačiam centre, pačiam senamiesty, tai tiesiog va, išein pro duris ir jau geri šprico. Iš karto vietoj. Tai va, lėksim prašyti pro miesto, kažkur užkast, papostinti biškį vidosiukų kokiu nors gražiu. Be galo gražus miestas. Na, aš visur sakau, kad gražus miestas, bet čia tikrai labai gražu. Ėjus iš viešbučio va, pačiai aikštei. Nu, gal nėra jinai pat pagrindinė, bet tikrai rekomenduoju. Va, labai gražu. Aišku, dar renovuojama kaip visada. Čia atrodo pasak už bet kokią kampelę mieste, nu, čia senamiesty mes esam pačiam. Ir vis kampa, nu, tokie gražus, ta prasme, čia toks veiksmas vyksta. Žmonės jau fotkinas, viskas, aišku, ten biški lietų čia atein, bet nieko baisus, žiauri graž, orelis irgi pasak. Tai žodžiu, šiandienos planai yra tokie, kad apsieit miesto, apsižiūrėti vietovės ir tada nueit kažkur papietauti, nes pavakarieniauti, atleiskit, dėl to, kad atvažiavam švęsti mano mamos gimtadienį. Ir jo, praleisti smagiai laiko pirmo vakaro tiesiog kaip šeimyniškai. O dabar labai daug kažką nepapasakos, tiesiog vėl parodys kažkokių gražių vietovių, vaizdelių iš miesto. Kokybės labai nebus, bet žodžiu atėjom į Sphinx, man atrodo, restorano ir paragauti burgeriukų, skanių visokiausių kepsniukų. Tai va, aplink, čia žiauri fain, tai va, einam ragauti. Labiausiai rekomenduojam dar yra Krokuvoje apsilankyti ir įsigyti šių nuostabių ir be galo skaniai atrodančių spurgų. Tai va, jau pasiėmėm ir pakeliui namo. Čia jau pirmą dieną galim persivalgyti, ta prasme, man jau net va, man atrodo jau paskutinis laiptelis iki burnos lygiai. Pavaikštam ir susitinkam rytoj. Rytoj gal mažiau filmuos, kadangi išvykstam į Aušvicą. Ir nelabai yra tos nuotaikos kažką filmuoti ir kažką rodyti, tai dar pasižiūrės, bus matyti.
Ankstyvas rytas, o rytas man tikrai prasidėjo labai anksti, nes kadangi vakar buvom labai pavargę, grįžom namo ir miegot nuėjo gal 9:30, atsikėliau 5 ryto, žvail, blaivinu, tiesiog 10 balų. Šiandien mūsų keliai veda į Aušvicą. Iš tikrųjų, Aušvicu domiuosi labai stipri. Labai daug knygų perskaičiau, labai daug visko domėjos ir iš tikrųjų noriu, kad ta vis fantazija, kurią sukūrė per knygas, išeitų į realybę ir sužinočiau iš tikrųjų ir pajaučiu tą atmosferą. Tai vat nežinau, kaip bus, ar filmuos, ar fotkins, bet diena tokia ir prabūsime ten tikrai neilgai, iki 3 valandos. Vėliau vėl grįšim į Krokuvo ir toliau keliausim po šito nuostabų miesto, nes pamatyti čia yra labai daug ką. Bobr! Ja jakie bydle! Bober! Labai greitai prabėga tas 2 valandos tiek Aušvice, tiek tam Aušvice Birkenau, nes per 2 stovyklas važiavom, turėjom gidą, tai tikrai labai daug papasakojo tokių istorijų, tokių dalykų, kur dabartiniam žmogui tikrai labai sunkiai yra suprasti ir šiaip emocijos nėra, kad būtų labai bais, tiesiog čia toks gyvenimas taip nutika ir tikrai dabar, ko galim mes, nežinau, džiaugtis, kokį gyvenimą gyvenam, kokie mes žmonės esam, nes tie laikai iš tikrųjų buvo žiaurus ir negailestingus. O dabar biškutį dar pasivaikštam, turim laisvą laiką ir kilsim atgal į miestą. Šiandien tiek, dar prasiplauksim laivu, gal pamatysit keletą vaizdo įrašų ir susitiksim rytoj Druskų kasyklose. Tai va, atėjom į Kazimieravo regioną, kuris yra labiausiai žydiškas, palikęs to tokį, nežinau, žydiško bruožo ir šiek tiek apsižiūrėsim, apsivaikščiosim ir vakare turim pasiplaukimą laivelį. Tai va, plauksim po vienas iš tų lankomiausių ir gražiausių vietų, vėl bus gražių vaizdelių, pasižiūrėsim, pasidairysim, o dabar kaip visada vėl mėgaukitės. Ta didybė čia, tas grožis neapsakoma, viskas yra padaryti iš druskos.